Sveiki, sugalvojau šiandien pasivaikščioti po žiemos ir pažiūrėti, kaip čia atrodo Klaipėda. Ir matote, sniegas kai kur nutirpęs, kai kur ne. Kai kur iš po žiemos dar matosi tos žemės, kaip sakant, šiukšlės iš po žiemos. Taip pat dar nebuvo išėjęs įšalas. Aišku, kai kur lapai jau supuvę. Tai einame čia Jūrininkų prospektu. Čia jau einame, kur yra išpjautas ten prie Tarbigo, tarp Jūrininkų prospekto toks miškelis, kažkoks krūmynai, gal pasakius, gana buvo sudėtinga eiti, bet su kėdais ėjau, tai pavyko nesušlapti, tik aišku nusitepiau. Gerai, kad normaliai dar, sakykime, smigo, nes jei būtų daugiau smigę, būčiau jau sušlapęs kiaurai. Bet reikėjo galvą pasukti, kurią pusę eiti, nes kitur purvynai, kitur ledai, tai visokie pelkės, bet gana kitai. Kietas paviršius, kažkiek smigo į žemę. Žolė, kaip matote, dar nepradėjusi želti, išpjauti krūmynai. Tik įdomu, ar čia darys kažkokį parką, ar čia nieko nedarys ir vėl atžels po kurio laiko, po kelių metų, sakykim, ir vėl čia bus šabukštynai, ar čia kažką galėtų padaryti takelius, kelią, dviračių kelią, sakykim, dviratėms keliauti. Įdomu, kaip čia, ar čia kažkas bus daroma. Čia link einu Sąjūdžio parko, kaip matote, visokiais kelmais, sniego likučiais. Tai netoli jau parkas. Aišku, dar medžiai nepavežti, nors dar šiuo metu net nėra pavežti medžiai. Galime nueiti toliau, pasižiūrėti, kas čia geresnio. Diena buvo gana apsiniaukusi. Čia buvo kovo vidurys, netoli vidurio. Tokie purvynai tešlynai, kaip sakiau, dar ledų iš po žiemos buvo neištirpusių ant pelkių. Kaip matote, jau esu ant žolės ir žiūriu į tą patį šabukštyną, buvusį šabukštyną, kurį praėjau. Matote, paukšteliai balti juodais veidais, kiti baltais.